Sveiki, mėlyjeji, aš esu Lina Balsė ir norėjau pajuokauti, pasidalinti su jumis keliom smagiom detalėm, smagia informacija. Žinot, tik mano vyras Saulius kartais išdrįsta mane ragana išvadinti, bet aš tai priimu kaip komplimentą. Nes iš tikrųjų mes moteris žinom, mokam ir sugebam tais subtiliais būdais įtakoti aplinkai, gyvendinti savo svajones ir norus. Šiuo metu aš įgyvendinu savo pašaukimą, idėją fix, tai ko užsidegiu vos apie tai sužinojusi, renku 3 grupę mokytis aromapsichologijos ir aromatestavimo. Tai yra totali raganystė, bet paremta mokslu ir psichologija. Raganystė kodėl? Todėl, kad mes galim paveikti savo vidinę būseną, o per tai stiprinti vienas ar kitas savybės ir padėti savo siekti vienų ar kitų tikslų. Maža to, mes galime padėti greta esantiems žmonėms. Komandoje turiu narę, kurios artimas žmogus turėjo priklausomybę nuo labai negerų dalykų ir pavyko padėti išsikapstyti iš to. Žmonės keičia santykius, žmonės keičia darbus, direktorės mokosi siūti, žmonės išeina iš valdiškų darbų, kuriuose jautė, jog siela degraduoja. Mes galim padėti savo, pasinaudodami šitom žiniom apie aromapsichologiją, paveikti giluminius savo pasąmonę, pačius savo esminius asmenybės sluoksnius, tas traumas, kurios skatina mus vienaip ar kitaip rinktis, elgtis, reaguoti ir galim padėti artimiems žmonėms. Būna tokių kartais užsispyrusių, žinot, antrųjų pusių, kurie sako, ką tu čia kvepini, kam čia reikia, ramiai jiems. Čia, kad orchidėjos gražiau žydėtų. Kažkas sakė, kad tikrai gražiau žydė orchidėjos, kai gerini eterinius aliejus. Bet žiūrėk, eina laikas, jisai, jeigu žinai, tikslingai parenki, ką garinti namuose, kuo kvepinti miegamai, kuo kvepintis pačiai, kuo įlašinti rūbus skalaujant. Ir pamažu kažkas žmoguje bręsta, nesumanipuliuosi taip, kad jisai virstų kažkuo kitu negu yra. Nepriversi žmogaus elgtis prieš jo natūralią valią ir jo interesus. Bet mes galim padėti artimam žmogui išlaisvinti savo tikrąjį potencialą o kartais tai yra pagalba suprasti, kas per paukštis atsirado šalia mūsų. Paimkim pavyzdžiui, mergina, moteris ieško savo antrosios pusės. Susipažino su šauniu vaikinu, atrodo, fantastiškas, energingas, rodo dėmesį, romantiškas, asistuoja, organizatorius geras, pilnas jaunatviškos energijos, turi įvairių kontaktų, apsirūpinęs, energingas, komunikabilus, viskas, fainiai. Bet padarai jam aromatestavimą, duodi išsirinkti, kas tau iš visų šitų aromatų patinka labiausiai. Ir žmogus išduos visas savo paslaptis, to nesupratęs. Išsirinko, pavyzdžiui, šitas vaikinas bergamotė. Ir mes žinom, kad bergamotė yra tokių energingų vyrų, patrauklių, bet dar nesusitupėjusių aromatas. Ir tada darom išvadą, kad ar tikrai tai rimtas žmogus, ar jis pasiruošęs sukti lizdelį, kurti šeimą ir įsipareigoti. Ir tada įdėmiau stebėjai visus tos skambučius iš kitų moterų ir su laiku žiūrėk paaiškėja, kad jaunas dar, vėjavaikis, dar nepasiruošęs šeimai. Žiūrėk, imkim kitą atvejį. Sutuoktinis galbūt stengiasi, daro ką gali, kuria verslą, kaip nėra šeimoje tų pinigų, taip nėra. Bet kažkaip nelimpa prie rankų arba išslysta pro pirštus tie pinigėliai kaip vanduo. Ir galbūt jam galima pagaminti specialiai kvepalus, kurie padeda iš tos magiškos, ezoteriškos, raganiškos pusės, galėtume sakyti, traukia pinigus. Taip, yra aromatai kaip pačiulė ir kiti, ten imbieras, vetiverija, vyrui puikiai padės stiprinti verslo mąstymą ir pritraukti pinigus. Kedras jį darys tokiu
visuomeniškų, bendruomeniškų, gebančių organizuoti kolektyvą. Ne vienas pats viską darau, ariu ir tualetą valau ir klientus aptarnauju, nes nieko nepasitikiu, niekas nepadarys taip gerai kaip aš. Suderini su citrusai, suderini su gera nuotaika, su komunikabilu, bet pridedi trupučiuką to kažko, kas padeda išlaikyti pinigėlius ir gausinti šeimos gerovę. Pagamini jam kvepalus ir žiūrėk, parenki, aišku, jam individualiai, priderini prie jo skonio, nebūtinai tai, kas tipiškai tinka, tiks šitam žmogui. Čia reikia individualaus aromatestavimo, bet sukūri kvepalus jam gausinti šeimos geroviai. Ir žiūrėk, jisai trupučiuką kitaip jaučiasi, trupučiuką kitaip kalba, truputėlį kitokius sprendimus priima ir taip vienas žingsnis po kito, viena situacija iš kitos, matai, kad žmogus subtiliai ne tai, kad keičiasi, atsiskleidžia ir tampa vis labiau savimi. Ir tada matai, kad jam lengviau tampa uždirbti, pritraukti, uždirbti, tas galimybės atsiveria, jis jas labiau mato, jis užuodžia geras galimybės. Ir žiūrėk, šeimoje daugiau gerovės ir klestėjimo. O štai pareina jis į vakare, pavargęs, įsitempęs, ar ne, o moteris galbūt jau mėgaujasi šeimos gerovė, dirbti nereikia, vyras puikiai išlaiko šeimą, moteris gali pasišvęsti savo pomėgiams, šeimai, vaikams, namams, viskas fainai, tradicinė šeima. Bet kai vyras parėjo, norisi vyriško dėmesio, norisi romantikos, norisi aistros, o žiūrėk, jis pavargęs, stresė, įsitempęs, pečiai surakinti. Galbūt galima paimti, pasidaryti masažo aliejų, ištepti šiltas rankas ir pamasažuoti mylimai tuo, kas akimirksniu nuims visą įtampą, atpalaiduos, įjungus aromaliampą sukurti namuose džiugę, romantišką nuotaiką, kad jisai darbą paliktų už durų, o parėjęs būtų čia su šeima, kad galim būtų pasikibinti, pasikirkinti, pasijuokti, atsipalaiduoti ir jau per tokį pereinamąjį etapą atsipalaidavimo geros nuotaikos pereiti prie romantikos ir aistros dar truputį vėliau vakare, kai vaikai sumigdyti. Mes galime keisti savo vidinę būseną, nuotaiką, pagerinti libido, mes galime atpalaiduoti stresą, pasidaryti savo, galų gale po varginančios dienos, atpalaiduojančią vonę, kad mintyse neskaičiuoti avelių šeimos finansų ar ką reikia vaikučio mokyklai nupirkti, ar kas ką pasakė, o ramiai išsijungti ir pailsėti. Taip, kad mes, moteris, galim būti tikrai trupučiuką raganos, galime eiti į širdį per skrandį ir neskalpeliu, o per maistą, per aromatus, per švelnumą, per įdedamą energiją ir įmaišomą vieną kitą lašelį eterinio aliejaus į maistą, į padažą, į salotas, į kokteilį. Mes galime labai labai daug ką. Mums tai reikia prisiminti ir promočiučių žinotas paslaptis, ir šiuolaikinius atradimus, sudėti psichologiją ir trupučiuką moteriškos magijos. Ir mes galime kurti stebuklus ir įgyvendinti savo drąsiausias svajones, kurti gyvenimą taip, kaip jo norime. O jei turi dušą, o ne vonę, kaip galima kojų vonelę pasidaryti į dubenį, galima savo pamasažuoti pėdas, galima įjungti aromaterapinę lempą, tą difuzorių pagarinti namuose, svetainį, miegamajame. Variantų visada daug, galima savo plaukus išsikvėpinti. Specialios akupresūrinės zonas delnuose, pėdose pamasažuoti pagal tai, kokiai organizmo sistemai nori padaryti poveikį ir sustiprinti jį reikiamo eteriniu aliejumi pasirinkęs. Taip, kad mes merginos raganaitės burkimės į grupę, kviečiu mokytis aromapsichologijos. Labai būsiu dėkinga, jeigu paspausite like, pasidalinsite šiuo video, tegu jis pasiekia tuos, kas ieško šitų žinių, šitų galimybių, šitų atsakymų. Ir šitie mokymai vyks online, internetu, taip kad tinkami ir užsienyje esantiems, ir dirbantiems pamainom. Mes turėsim video susitikimus gyvai, kabutėse čia gaunasi. Ir turėsim įrašus visiems, kas galbūt dirbo tą vakarą ar turėjo kokį šeimyninį ekstra atvejį. Mokysimės 50 eterinių aliejų psichoemocinės savybės,
Mokysime sudarinėti mišinius, kurti asmeninius psichokorekcinius kvepalus, mokysimės testuoti žmonės ir įvertinti, kas per paukštis ar pingvinas šalia mūsų ir ar galime jį įsileisti į širdį, ar galime jam patikėti piniginę, ar galime jį priimti į darbą, kuris reikalauja atsakomybės ir lyderystės. Mokysimės, kaip paveikti įvairiausias savo gyvenimo sritis, kaip paleisti iš savęs sukauptas giluminės traumas per gyvenimą, ypač vaikystę, kai atminties dar nėra, prisiminimų nėra, bet kažkas visą gyvenimą mane riboja, man kažko bijau, kažko negaliu, vat esu tokia, vat keistas violetinis pingvinas. Tai ne iš šiaip savo, tai ne iš tuščios vietos, tai yra sukauptos mūsų arba genetiškai paveldėtos tėvų, senelių, protėvių traumos, kurios riboja mūsų potencialą, o dirbant su aromaterapija, su aromatais veikiančiais mūsų pasąmonę, mūsų tos giluminius limbinę sistemą, instinktyviai smegenų dalį, mes galim tai paleisti iš savęs, harmonizuoti ir tai nuostabiai dera ir su psichoterapija, ir su coachingu, ir su masažais, ir su grožio procedūrom, ir su įvairiausiais asmeninio tobulėjimo praktikomis, su meditacija, su joga. Kad ir kokiai srity jūs dirbate, jeigu norėtumėte gydyti sielas, padėti žmonėms, sustiprinti dabartinės praktikas, kažkokiu tai galbūt kritiniu rakteliu, kuris atrakins didesnius rezultatus ir duos didesnę vertę jūsų klientams. Jeigu norite mokytis dėl savęs, jeigu norite padėti kitiems, lauksiu jūsų registracijų į kursus ir visiems užsiregistravusiems, jeigu kartais jūs užsienyje, duokit ir savo Facebooko profilio nuorodą, kad susiskambinti, jei ne telefonu, tai per Messengerį, aptarsim visas detalės ir, kaip sakiau, mano grupė jau, kuri tikrai startuoja ir paskutinį kartą kursus darau mažiausią kainą, nuo sekančios grupės vėliau metuose kaina kils. Kviečiu registruotis ir aptarsim visas detalės, išklausysiu jūsų poreikių, galbūt į kažką galėsiu atsižvelgti planuodama kursų medžiagą ir temas, turėsim 12 susitikimų, visi bus įrašomi ir gali dalyvauti kur bebūtumėt, jeigu jūsų širdis sako, tai man to reikia, aš noriu keisti savo gyvenimą ir galbūt padėti kitiems keisti jų gyvenimus. Iki susirašymo. Ačiū visiems, kas paspaudėt like ir pasidalinot, skleiskim žinutę toliau, tegul jinai pasiekia tuos, kam yra skirta, kas nori šitų žinių ir nori keisti šį pasaulį į gerą.